Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje jau 15 metų veikia karpinių būrelis, kuriame mokinius karpinių meno moko pedagogė Ekaterina Vanagienė, pakvietusi mokyklos bendruomenę dalyvauti jubiliejinėme renginyje. Jo metu būrelio nariai demonstravo ne tik savo darbelius, bet ir įmantrias madas. Karpinių būrelis susikūrė prieš 15 metų. Esu dėkinga, svarbiausia, patiems mažiausiams karpiniams mokiniams. 15 metų tai daug ir mažai. Be gabių mokinių nebūtų ir karpinių būrelio. Ir ką šiandien pamatėte, išgirdote, tai viskas nuopelnas yra mokinių. Mokytojas tai kaip, sakykime, vedlys, kuris padeda, parodo tą kelią vaikui pažinti gražųjį pasaulį. Dėkinga ir tai, kad turiu puikius tėvus, be kurių šiandien madų demonstravimas nebūtų įvykęs. Nes vis dėlto mokinių yra būrelis, o mokytoja viena. Todėl tokio sumanumo ir fiziškai tiek jėgų negaliu turėti. Todėl nuoširdžiai dėkoju jiems. Parodėlėse mes dalyvaujame visur. Pradedant klase, toliau iš klasės keliaujame į mokyklos foje, iš mokyklos po rajoną, iš rajono į Vilnių, iš šalies į tarptautinius konkursus. Džiaugiuosi, kad tokių vaikų esama. Ir tai buvom pastebėti. 2003 metais gamtos pasaka, 4-tokė Aurelija Mykolevičiūtė, dabar jau 8-tokė, pelnė diplomą. Pernai, tai yra 2008 metais, Čekijoje 2 karpytojai, tai Lukas Masys ir Dovydas Sušinskis, taip pat apdovanoti sertifikatais. Juos, tos piešinius, prieš išsiųsdama į šalį nufotografavau. Todėl atminty išliko ir jie galėjo ir galės pasidžiaugti, kad yra. Nes paprastai, o taip kataloguose jų pavardės yra minimos. Ir kaip nekeista, atsivertus internetinį puslapį, taip pat yra būrelio veiklos akimirkų. Ta pačią dieną, nuo paties ryto, vaikų kūrybiškumu domėjosi ir Šiaulių Gitarų vidurinės, Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės mokyklų ir Rokiškio rajono Obelių darželio mokyklos mokytojai. Šios dienos projektas tai yra mūsų draugų, kurie atvyksta jau ne pirmus metus iš Šiaulių, Rokiškio ir Pasvalio rajono. Mokytojai, pradinukai. Vieni kartą vykstame pas juos, kitą kartą atvyksta jie pas mus ir mes ėmėmės tiesiog idėjomis. Kūrybinėmis idėjomis. Ši diena buvo skirta kūrybinės veiklos pradinėse klasėse. Taip, stebėjau pamokas prieš mokyklinėje grupėje, stebėjau pamoką 4 klasėje. Mokytojai tiesiog kūrybingi, išradingi yra ne tik mūsų, bet aišku ir kitų mokyklų mokytojai. Mūsų tiesiog nusiteikia geranoriškai. Ir vaikai pasiruošę, pasitempę, žvalūs tokie kūrybinėm idėjom spinduliuojantis. Pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas mokinių kūrybiškumui ugdyti. Ta linkme po truputį jau dirba pedagogai, rengiami projektai. Skiriamas labai didelis dėmesys, nes su atnaujintom programom ateina tai, kad vaikus mokyti, ugdyti kūrybiškumą. Ir taip mes darome tikrai visi mokytojai ir tikrai daugumoje pamokų. Nes vaikas, jeigu ugdysis būti kūrybišku, jis pamėgs tą dalyką, jis norės dirbti. Ir tai stengiasi daryti visi mokytojai. Mokykloje net 4 mokytojai dirbame pagal atnaujintas programas. Taip tarp ir aš dėstau matematiką 5 klasėje. Tikrai stengiausi, kad pamiltų pirmiausiai pačią matematiką, kad mėgtų ją, o tada tik tai galvoju, tai ateis su atnaujintom programom ir pats visas mūsų kūrybinis darbas, tai yra svarbu labai. Šventės metu pasirodė įvairaus amžiaus pradinukai, kurie demonstravo meninius sugebėjimus, šokius, dainas, eiles ir pasakojimus. O 15-metį švenčiančio karpinių būrelio vaikams ir jų mokytojai Ekaterinai Vanagienei skirtas gimtadienio tortas, direktorės padėkos raštas bei kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Irenos Mockuvienės dovanos ir palinkėjimai.